Ar tu žinai, kaip vyrų kalba sakyti vyrui komplimentą? Lietuviškų vyrų, tai žinai, kokie komplimentai. Kuo daugiau mane žmonės heitina, tuo labiau jie mane kelia. Tai aišku, būdavo visko, kad aš atsakydavau tuose komentaruose ir, sakykime, jų lygių, negražiai. O dabar aš stengiuosi atsakyti gražiai ir aš jiems tiesiog siunčiu meilę. O Dieve. Tai išsipildė. Sako, ant manęs Ispanijoje gyvenime nieks nebuvo pasakę, kad aš baisus. Su tuo populiarumu turbūt toks keišiausias, kur truputį pramazinau, kaip sakant. Kas dar išsipildė? Tas pats gelikas. Ir man tai iš pradžių tai visiškai nepatiko. Visiškai kažkokis kampuotas viliukas. Tuokėsi iš manęs ir sakė, eik tu. Nu kokią tu čia Porsche turėsi. O žinai, ką aš jam pasakiau? Nu, suka. Mes dar pažiūrėsim. Sveiki visi, aš esu Silvija Svetlovičiūtė ir šiandien susitikom su jumis laidoje Mintys be filtrų. Turiu nuostabią pašnekovę, tikrai visi ją žinot, įžymioji mūsų žinoma Kristina, nuomonės formuotoja arba influencerė, su kuria šiandien aptarsim daug tokių momentų, būtent motyvacinių, kaip jinai galėtų pasidalinti motivaciją jums. Galbūt daugiau publikai moteriškai, kaip jinai visko pasiekė, kaip jinai manifestavo, ar jinai medituoja ir panašiai, visom tokiom dvasiniam temom arba saviugdos temom. Na tai ką, Kristina, sveika atvykus, malonu tave matyti. Labai džiugu, tokia gera energetika iš karto nuo tavęs, šilta tokia, aš jau tau buvau tą sakius. Na tai prisistatyk, kasgi tu esi, jeigu dar yra tokių, kurie tavęs nepažįsta. Ir papasakosi apie savo dvasinį kelią, galima būtų tai pasakyti, kaip ko pasiekiai, kaip rašiai svajonės ir aptarsim vėliau jas. Taip, nu tai ką, tai pradėsim su humoru, tai esu Instagramo karalienė. Ta zviozda išgarsėjus per vieną naktį. O šiaip tai... Nu taip, nuomonės formuotojo, nors labai nepatinka man šitas pavadinimas. Geriau tada tiktų jo kaip motivatorė. Motivatorė, man labai patinka šitas žodis. Mane daugelis pažįsta žmonių, irgi kaip asmenybė, kuri motyvuoja kitus. Ir ypač moteris, kai aš atsistačiau po gimdymo, pavyzdžiui, pas tave buvo, tu irgi žinojai, esi mama, labai faina, nuostabu, tavo vaikas jau yra didelis. Bet dabar šiek tiek norėčiau pradėti nuo pačios pradžios. Norėčiau, kad šiek tiek papasakotum apie tai, kokioje šeimoje gyvenai, kokie buvo tuometiniai tavo namai, kokia buvo tai aplinka ir ko pasiekiai ir ką turi dabar. Tai aš buvau vienturtė šeimoje, tai jau turbūt nuo čia galima pasakyti, kad aš buvau išlepinta, viskas buvo tik tais man, taip, ir viską turėjau, ko norėjau. Nes šeimoje pakankamai gerai gyvenom, mano tėvai pakankamai gerai uždirbo ir aš galima sakyti, ir mokykloje, ir klasėje, ir kieme buvau tokia mergaitė, kuri visada viską turėjo ir pati pirma viską turėjo. Tai turbūt nuo to aš esu ir pripratus ir mėgstu tą gerą gyvenimą ir turiu labai daug svajonių, norų, kurių siekiu. Vat kada pirmą kartą būtent pradėjai rašyti savo svajonės arba kurti jas savo galvoje, nes viskas, mes puikiai žinom, kad viskas prasideda nuo mūsų minčių. Ir aš žinau, kad tai buvo tikrai žymiai anksčiau, nei tai yra dabar, apie tavo amžių galbūt nesakysim viešai, nors aš nemanau, kad čia yra kažkokia paslaptis. Ne, tikrai ne. Puikiai atrodai, labai graži moteris, Bet man įdomu, kada tu pirmą kartą pradėjai manifestuoti, dabar tas įgavo pavadinimą manifestacija, iš tikrųjų tai norų rašymas toksai galima būtų paprasčiau pavadinti, kada tu tai pradėjai ir kaip tai pradėjai, čia savaime pajutai, ar kaip tas kelias visas tavo nuo pradžių iki dabar? Tai pradėjau tą rašyti, tuos savo norų sąrašiukus tokius mažyčius tada, tai dar kai buvau visai maža. Dar visai maža, tą turbūt tik tais vos išmokus rašyti ir jau savo mažytėse knygutėse, turėdavau tokias mažytės knygutės ir rašydavau ten savo, sakykime, ką noriu nusipirkti.
Tai ten buvo visokios barbės. Be abejo, kiekvienos mergaitės svajonės, ne tuomet. Tai buvo visokios barbės ir buvo pačios geriausios barbės, ne ten jau ne papigiai, kaip sakoma. O tai jau ten... tada norėjai geriausių dalykų. Taip. Ir viską rašydavau, ko norėdavau, ir man, kur tėvai duodavo pinigėlių į mokyklą valgyti ten ant bulkučio ar ant pietų, tai aš taupiausi tuos pinigėlius ir paskui pirkausi arba barbės. Paskui, aišku, prie barbės reikia ir keno, reikia ir barbiai namų, ir rūbų, ir visko. Tai aš viską taupiausi pinigėlius ir aš viską pirkdavau. Ir labai mėgau dar kosmetiką, dažytis. Ir visokius lakus, visokius žalius, pirkdavau visokius pieštukus, ten tušus, viską. Ir aš rašydavausi tą savo sąrašiuką, ko aš noriu. Ir paskui susitaupau pinigėlius, nueinu ten į turgų, nusiperku kosmetikos ir išsibraukiu viską, ką nusipirku. Įvykdyta. Taip, įvykdyta jau. Ir paskui jau vėl rašau naujus. Ir taip mano vis keisdavosi tas sąrašiukas arba vis pasipildydavo. Ir aš atsimenu, pas mane buvo pusseserė, kuri yra už mane porą metų vyresnė ir jinai iš manęs visada juokdavosi. Ir sakydavo, jai tiesiog jos kitokis mąstymas. Ir jinai vis sakydavo, Kristė, tu su savo tais sąrašiukais. Ką tu čia dabar? Ir matai iš tikrųjų, kaip išsivystė tie sąrašiukai į kokius didelius sąrašus ir norus ir manifestacijas. Ir dabar galiu drąsiai pasakyti, kaip tas veikia ir kaip aš pradėjau dar būdama visai mažytė. Tada papasakok dabar apie savo pasiekimus šiek tiek, ne? Arba pasiekimus, arba gali juos apjungti kartu su materialiais dalykais, tokiais, kuriuos tu turi, ne? Kurių galbūt ne kiekviena moteris turi. Automobilį, ne? Papuošalai ir taip toliau ir panašiai. Nes tikrai žinau, kad ne kiekvienas gali sau tą leisti, ne? Ir ne visų atlyginimai yra tokie, kad galima būtų tą turėti. Tai vat nuo tos mažos mergaitės, kuris svajoja apie barbę, ne, jau tada norėdama luxury, ne, tos barbės, kad būtų pačios gražiausios, kur lankstydavosi rankos ir kojos ir viskas. Tais laikais dar prisiminkim. Iki dabarties, ne, vat, ką tu turi dabar, kaip tą pasiekiai ir kaip augo tavo norai. Vat tą irgi norėčiau už tave sužinoti. Na ir taip pat, kad pasidalintum su mūsų žiūrovais, kaipgi jiems tą padaryti. Ar turi tokių patarimų, kad, vat, tarkim, mus vis tiek žiūrės merginos, ne, vat jos išgirdo tą, faina, ne, jos žino tave, ką tu turi, bet kaip jai įgyvendinti savo norus. Ar turi tokių keletą patarimų ir jeigu taip, tai būtų labai gerai, jeigu su mumis pasidalintum, aš irgi tą padarysiu, papraktikuosiu būtinai, ne, kaip tiksliai padaryti, kad mano noras išsipildytų. Tai aišku, tie mano norai vis transformavosi, keitėsi, augo, didėjo. Ir iš pradžių būdavo, aišku, ten paprasti kažkokie dalykėliai, o paskui jau tikrai buvo jau ir, sakykime, sąrašai ir prabangios mašinos ir tokia buvo kaip Porsche, Panamera. Taip, pirma iš tokių prabangių mašinų buvo. Ar gavai Panamera? Taip, gavau. Vyras man nepadovanojo juodą Panamerą. O rašai dėl juodos? Aš taip svaršiau, ar juoda, ar balta, bet iš tikrųjų reikėjo abi rašyti. Labiau. Kaip? Abi reikėjo rašyti. Dvi, twins. Tai ją man paskui vyras Barcelonoje kaip ir padovanojo, bet tiesiog aš neilgai ją džiaugiausi, nes mes paskui kraustėmės į Lietuvą ir paskui mes ją pardavėm. Bet ta prasme, kad jinai atėjo, tai jinai tikrai atėjo. Ir dar atsimenu, anksčiau prieš daugiau metų, kaip tik aš rašiau tą Panamerą į norus ir mano sūnus juokėsi iš manęs ir sakė, eik tu. Kokią tu čia Porsche turėsi. Nurimk, mama. Eik tu. Ir aš sakiau, pamatysi, kad aš turėsiu. Nes aš labai tikėjau ir tikiu tuo, ką aš galvoju, ko aš noriu ir aš pilnai tikiu, kad aš tą turėsiu. Aš nebijau svajoti.
O mano sūnus atvirkščiai man visada sako, mama, kodėl tiek mažai svajoji. Tarkim, aš parašiau tada, žinau, kad rašiau dėl Merso, ne, S klasės naujo ir arba Porsche. Kažkada Porsche, bet man labiau dabar, bet, kaip čia, limpa, labiau patinka Mersas. Ir jeigu, tiesa, žinai, ką darau, būna tokia, jeigu kažką gero padariau ir tokia, Mersas. Kad išsipildytų, žinai, taip juokauju. O kas liečia sūnaus, pavyzdžiui, tai jisai sako, kokią nori mašiną, arba jisai būna mato, kai rašau norus, ne, irgi. Ta praktikuoju ir sakau, dėl automobilio, kad Merso, ne, kokios nori Merso. O jis mane atsisako, mama, kodėl ne ten Bentley arba Ferrari arba išvis Lambo, ne, kodėl taip mažai svajoji. Ir jam 6 metukai ir aš tokia suprantu, koks yra jo mąstymas, ne, kai dar neįsijungia tiek smegenys, nestabdo, nėra tų blokų, ne, ir kaip yra pas mane ir aš tada tokia, nu jo, o kodėl? O kodėl, Silvija, tu neleidi savo dar daugiau, ne? Nes svajoti tai yra mano svajonės. Ašgi ten galiu, kiek noriu, plačiai, aš ten galiu Maldyvose ar Monake gyventi, ne? Man nieks nedraudžia, tai yra mano svajonė. Taip. Tai papasakok dabar, kokios... Tai vakar irgi klausiau M1 ir irgi kaip tik ir savo Instagram'e dalinausi. Mano nuomonė, kaip klausė, koks jūsų yra atlyginimas ir koks norėtumėt, kad būtų atlyginimas, tai žmonės tiesiog uždirba 1500 ir svajoja gauti 2,5. Kada tas mąstymas, ne, mes norim tą ribą. Tai kodėl tiek mažai? Kodėl negali 10 000, ne, 20 000, kodėl 2,5? Tau rankinukas. Taip, man rankinukas. Feikinis. Tai man iš tikrųjų labai liūdna, kaip žmonės tokias mažas svajonės turi arba iš vis jų neturi. Ir čia yra problema. Tai tu ir skatintų mane kuo daugiau svajoti ir jeigu rašot norus, tai rašykite juos maksimum didesnį maštabą jų, ne? Na tai pavyzdžiui, kokios tokios buvo, mes jau supratom dėl Porsche, ne, jisai išsipildė. Kas dar išsipildė? Tas pats gelikas. Irgi buvai parašęs geliką? Aš jo net nebuvau parašęs, aš jį buvau tiesiog pagalvojus. Užteko pagalvoti. Užteko pagalvoti ir viena irgi tokia mentorė, irgi tokia coachingų tu užsiima. Ir jinai irgi svajojo apie tą geliką ir jinai jį irgi, ją irgi kaip ir vyras padovanojo, bet jinai irgi užsiima tokia saviugda ir moko kitus. Ir pas ją irgi buvo norų sąraše tas gelikas. Ir man tai iš pradžių visiškai nepatiko. Visiškai kažkokis kampuotas viliukas. Kažkokis... Kas tas yra? Jo, man labiau patinka tokios apvalesnės mašinos, o čia kažkokis kampuotas. Visai ne mano skonio buvo ir galvoju... Šaldytuvas. Jo, bet paskui galvoju, kažkaip, jinai daug pasiekus ir jinai svajoja apie tokią mašiną. Ir aš galvoju, gal visai ir nieko būtų, ką? Tai tas visai nieko būtų ir labai greitai atėjo. Tada aš tikrai žinau, kad tu rašei ir dėl santykių. Taip, dėl vyro. Kad tu manifestavai dėl vyro. Ar gali papasakoti mūsų žiūrovom, kaip tu tą darėjai ir kaip tas išsipildė? Tai irgi rašiau, dar gyvendama Barcelonoje rašiau. Nors šiaip aš jau tuos norus jau senai rašau, ne? Norus... Taip, bet mes kas kart jos... Jo, vis papildom. Taip. Tai aš jau, sakykime, 6 metus rašau tuos norus, bet paskui keičiasi to vyro, žinai, tos savybės, kokio tu to vyro nori. Pažįsti labiau save, žinai, kas tau tinka, kas netinka, bręsti kaip asmenybė, tai logiška, kad ir keisis ta asmenybė, kurią norėtum turėti su savim. Tai paskutinis, kur buvo tas taškas, ne, paskutinis noras dėl vyro, koks jisai, ar prisimeni prieš išsipildant? Taip, jisai turėjo būti vyresnis. Koks tarp jų dviejų skirtumas? 19 metų. Pas mane buvo parašyta kažkur 10, su trupučiu. Biški išsipildė daugiau. Jo, biški daugiau, bet čia no problem, kaip sakant, ta mūsų bendravime to amžiaus skirtumo visiškai nesijaučia, nes jisai yra labai šiuolaikiškas ir toks modernas vyras, ne koks ten tikras dziedukas. Tai tikrai ne. Ir ką, aš ten daug ką rašiau. Ką daugiau rašiai? Ar pinigus, ar asmeninius jo bruožus, ne? Aš rašiau, kad turi būti biznesmenas. O. Taip. Tiesiog buvau konkrečiai parašius. Gerai, tada duok pavyzdį žmonėm, kurie rašys. Ar aš turiu, ar mano vyras biznesmenas, ar kaip tą tu įvardini, kaip tas veikia? Ar yra
konkrečios taisyklės, kaip rašyti. Taip, rašai esamuoju laiku. Būtinai esamuoju laiku. Jau kaip tas būtų išsipildę, jau tu tą turi ir tu rašai ir tą pragyveni, aš turiu tą biznesmen, tą savo vyrą ir jisai ten yra labai rūpestingas, labai atsakingas, ten manim rūpinasi, ten jisai protingas yra. Apie grožį, tai čia labai toks jau... Toks dalykas, žinai, gražus. Labai asmeninis. Jo, gražus, žinai. Kas gražu man, prasme, apie grožį aš nieko nerašiau, nes, Turėjau pasakyti, nieko ir negavai. Ne, mano vyras labai gražus. Taip. Labai mano vyras gražus ir iš tikrųjų Ispanijoje, ir kaip jisai buvo jaunas, tai jisai buvo ten iš vis kaip... Širdžių daužikas. Jau labai... O kaip jisai ir aplamai Ispanijoje ir jau paskui vyresnis, ne, tai jisai buvo, kaip sakant, pas jį ten eilė buvo tų moterų. Jo, bet jisai labai išrankus buvo. O kaip jisai atvažiavo, žinok, į Lietuvą, tai kažkaip tai taip viskas pasikeitė, kad jisai čia pasidarė senas dziedas ir baisus. Tai jisai, kai pasiskaito tuos komentarus ir pasiklauso, sako, ant manęs Ispanijoje gyvenime nieks nebuvo pasakę, kad aš baisus. O sako, čia lietuvių kažkoks tai keistas supratimas. Tai jisai taip ir nesuprato, kame čia reikalas. Gerai, grįžkim tada toliau prie to noro, ne, ir tų rekomendacijų, kaip rašyti tą sąrašą. Tai tu rašai esamuoju laiku, lyg tą turi. Ir pragyveni tą. Pragyveni. Ką reiškia pragyveni? Kaip tu tą supranti? Tiesiog su tokiais savo, žinai, jausmais, su tokiais šiurpuliukais, žinai, tiesiog praleidi tą visą mintį pro savo visą kūną, per visas čakras. Ar tu atsiguli, ar sėdint įsivaizduoji? Ne, sakykime, aš sėdint rašau. Ne? Žvakės būna kažkas tokio, ne? Ne. Tiesiog gali ten, sakykime, ir pasitaikyti kažkokią geresnę dieną, kur ten, žinai, sutampa. Mėnulio fazėm. Jo, bet iš tikrųjų ir tos visos dienos, ir tos planetos, ten žvaigždės, mėnuliai ir saulės ir viskas, tai kažkaip tai vis tiek man atrodo, kad viskas pas tave yra čia. Galvoje. Ir viskas nuo čia priklauso, o ne nuo tų žvaigždžių ir nuo tų planetų. Taip. Sutinku. Tai dėl geliko mes rašėm, dėl vyro esamuoju būdu rašėm ir viską, dar kas liečia santykius, ne, tai tiesiog viską labai ne abstrakčiai, o labai skrupuliosiškai, ne, labai stipriai aprašom, ten yra rūpestingas, tarkim, ne, ten mane labai myli, ten biznismenas, ne, kaip sakai, ką ten turi, ne, pinigų ir panašiai. Rūpestingas ir taip toliau, viską tą aprašom, pragyvenam, ne. Ką dar? Ar rašai ką nors dėl atlyginimų? Nerašiau, kad kiek jisai uždirba, bet rašiau, kad jisai sėkmingas verslininkas. Tiesiog, kuris savo gali viską leisti ir man gali viską leisti. O ar rašai kada dėl savo uždarbio? Ar tau tas buvo aktualu? Taip. Ar tarkim, galbūt tu parašai, kad aš esu visiškai, mane visiškai pilnai aprūpina mano vyras. Ne, galima taip rašyti? Tikrai ne. Pirmiausia, pirmas mano noras, tai yra mano uždarbis. Visa mano norų sąraše yra pats pirmas, yra mano uždarbis. Mano darbas ir mano uždarbis, nes man darbas yra svarbiausia gyvenime. Man darbas yra numeris 1. Tada procentaliai kaip užaugo tavo atlyginimas, ne? Nuo to, kai tu buvai anksčiau, kai tik pradėjai rašyti, tarkim, 6-7 metus atgal, ne? Kai tik buvo pati pradžia manifestavimo, koks buvo tada, gali arba tiksliai, arba preliminariai buvo atlyginimas ir koks yra dabar, kaip procentaliai jisai užaugo, ar labai stipriai pasikeitė ir ar suveikė tie tavo norų rašymai. Aš jau kai pradėjau rašyti, aš jau gerai uždirbdavau, nes aš dirbau su permanentiniu makiažu. Ir aš jau gerai uždirbdavau. Škotijoje uždirbau. Ką reiškia gerai uždirbau? Gerai, ir po 10 000 ir daugiau per mėnesį. Ir kursus vedžiau. Ir tikrai, save galėjau tikrai pilnai išlaikyti. Ir vis tiek rašai, kad dar daugiau. Ir vis tiek rašiau, ir vis tiek visada didinau tą sumą. Ir jo, sakykime, yra pas mane įrašyta, kad aš noriu uždirbti... kaip sakant, ne 1 milijoną per metus. Not bad. Gerai, Not bad. Jeigu apie milijoną. Dar aš tiek pati neuždirbu,
bet viskas, kaip sakot, on the way. Palauksim, kai išsipildys. Gerai, ar buvo tokių dar norų, kurie neišsipildė, pavyzdžiui? Ir kaip tada, ar buvai nuliūdus, ne? Ką darai tada, jeigu neišsipildo kažkuris noras, kurio labai aš noriu? Ar buvo toksai pas tave? Turbūt, kad nėra. Turbūt, kad pas mane viskas išsipildo. Nebent būna taip, kad aš jau nebenoriu to noro, tai aš tiesiog išbraukiu. Ir viskas. Ja. Ir viskas. O jeigu aš jo vis dar noriu ir jis dar vis neišsipildo, todėl aš jį vis dar rašau vis į naują sąrašą ir kol jis išsipildo. Tai aš manau, kad, tai dabar ką? Dabar mano naujas noras turėti Bugatti Chiron už 3,5 milijonų. Tai va, tai čia dabar yra mano naujas toks noras, kuris dar neišsipildė. Žinau dar vieną norą tavo, kuris tikrai išsipildė. Tu buvai parašius, kad nori tapti įžymybę, ne? Žinoma, žymia moterim. Ar gali papasakoti mūsų žiūrovom, nes tikrai žinau, yra tokių ir moterų, ir vyrų, kurie nori to paties, nori būti žymiais, galbūt ten influenceriais, ne influenceriais, kiekvienas savaip, bet kaip tą tiksliai užrašyti, į norą ir kaip tai pas tave išsipildė ir kokias galėtum duoti rekomendacijas ties šią vietą. Tai aš parašiau, kad aš esu įžymi, aš turiu 1 milijoną sekėjų, mane žmonės labai myli ir aš jiems duodu kažką tai gero ir viskas. Ir aš daugiau nieko nesukonkretinau. Ir gavau, kaip gavau. O dabar jau daryk su tuo, ką nori ir tvarkykis, kaip nori. Nuo balandžio 1 viskas prasidėjo. Taip. Su to viskas video. Šovė. Ir kaip iš tikrųjų šovė greitai tas noras, čia... Tiesa, koks laikotarpis, prieš tą balandžio 1, kada pirmą kartą užrašiai, ar jau anksčiau, ar tik ir jo, čia gal buvo kokie 2-3 metai ne taip seniai prieš tai parašyta. Dar aš gyvenau Barcelonoje tuo metu. O tada kiek turėjai sekėjų? 9 000. Nebuvo daug, jo. O dabar? Beveik 160. Nu va, kaip greitai ir čia per kokį trumpą laikotarpį. Taip, per kelis mėnesius per mažiau negu pusę metų. Labai greitai. Tai kokią duotum rekomendaciją dabar, kai žmonės rašys? Visi, kas nori tapti žinomais, kad, galbūt ne visi nori per tą humorą, ne visi supranta per tos feikinius dalykus dabar, kaip feikai ir panašiai. Per tokią prizmę, galbūt ne visiems, tai tada, tarkim man, jeigu aš norėčiau ir visi žino, kad aš apie mitybą daug propaguoju, dėstau ir panašiai. Kaip aš turėčiau užrašyti savo norą? Duok man rekomendaciją. Matai, iš pradžių tu pagalvok, ar tu tikrai nori būti ta populiari. Nes paskui gražinti norą atgal negalima. Nes čia yra labai didelė atsakomybė. Be abejo. Didelis spaudimas. Bet dar kaip tvarkaisi su ir spaudimu. Didelis darbas su tuo. Aš netikėjau, kad taip gali būti sunku tame. Atrodė, ką populiari, čia visi žino, visi labai kalba. Faina, labai faina. Faina, čia žmonės tave atpažįsta gatvėje, čia viską, bet yra ir kita pusė. Blogoji, ne? Jo, tai yra tie visi heiteriai, tie visi blogi komentarai. Ir netgi yra pavydas ir iš nepaprastų žmonių, o iš tų pačių žinomų žmonių. Iš tų pačių žinomų žmonių, tai iš tikrųjų, ko aš net nesitikėjau. Nes aš visada galvojau, kad ten tie visi žymų žmonės. Priims. Jie tokie visi faini, tokie visi gražūs, tokie draugiški, tokie susitinka, vieni kitiems padeda ten viską, o iš tikrųjų ne, čia yra kova už būvį. Ir turbūt kaip ir kiekvienam versle ir visur yra didelė konkurencija, ko iš tikrųjų net negalvojau, kad taip yra, bet yra, kaip ir visur. Gerai, grįžkim prie to pačio formavimo šio noro. Tai jeigu aš prašysiu, aš noriu tapti žymia, tai gali išsipildyti visą tą, išgirsti ir išpildys bet kaip, nežinosi per kokią prizmę tu tą gausi, bet gausi. Tikėtina. Tada kaip patartum rašyti tiksliai ir aiškiai, konkrečiai formuoti tą norą, užklausą. Tai va būtent, kad reikia tiksliai ir konkrečiai viską parašyti. Ko aš nepadariau, o parašiau tik tais abstrakčiai ir jau man kaip davė, tai davė. Nedarykit klaidų, Kristinos. Nėra tai blogai, nepasakyčiau. Nėra tai blogai, bet
Na, matai, nėra yra labai savi gerai. pliusai, savi minusai. Kaip tvarkaisi su tuo, ne, kai vat, atpažįsta gatvėje? Ar vis dėlto daugiau teigiamų, ar būna ir neigiamų niuansų? Šiaip tai teigiama. Žmonės ateina, fainiai pasisveikina, pakalba, nusifotkina, apsikabina, nu, labai, žinai, cute viskas. Cute. Ir aš netgi žmonėm ir sakau, kad nesigėdykit, būkit drąsesni, tikrai, jeigu mane pamato, drąsiai galit prieiti, aš tikrai ne kažkokia ten pasikėlus mandra ir ką, kad sakysiu, ne, aš ten nesifotkinsiu. Tai man labai patinka gauti tą fainą energiją iš žmonių, kuriem aš patinku ir duoti atgal tą energiją, ne, kad irgi ten apkabinti ir, žodžiu, ir pasisveikinti, kažką ten pakalbėti, tai čia yra labai fain. Ir dar kai rašiai šitą norą, ne, žinau, kad ten buvo vienas toksai iš punktų, kad padėti žmonėm, ne, tugi nenorėjai, na, dainuoti ar šokti, ne, tu kai rašiai tą, kad nori būti žymė, o kaip tu save įsivaizdavai, vat reikia tą pragyventi, ne? Kaip tu save įsivaizdavai? Ir įsivaizdavai Instagrame būtent? Ir įsivaizdavau Instagrame ir padėti, aš ir įsivaizdavau, kad būti kaip psichologė, kaip mentorė, ne? Ir tai padėti, bet aš tiesiog nebuvau to užrašius. Aš tiesiog tą pagalvojau kaip ir, bet neužrašiau konkrečiai, ne? Nes kadangi aš mokiausi daug tų visokių kursų praėjus, tai aš iš to ir viską ir ėmiau ir norėjau būti irgi kaip kai kurios ten tos mano mokytojos. Papasakok šiek tiek apie šios kursus. Kas buvo vertingiausia tenai, ką išgirdai ir ką labiausiai taikiai savo gyvenime? Tokį kaip įprotį. Ar tu turėjai rutiną, įprotį, kasdienybės, kurį tau padėjo? Ar galbūt tu perskaitai knygoj, ar praėjai kursą? Nėra svarbu, ne? Tai buvo jau seniai, bet svarbu, kad tau tai kaip asmenybei padėjo. Ar yra kažkoks toks dalykas? Čia labai visko daug. Ir viskas tavo praktika per 6 metus. Čia nėra, kad aš perskaičiau vieną knygą kažkokią ten, ne? Ir bant iš šono. Pasąmonės gale, ne? Ir viskas, ir aš pasikeičiau. Tai čia labai ilgas darbas su savim. Ir tas pats norų rašymas, čia nereiškia, kad aš šiandien parašiau, man rytoj išsipildys. O jeigu rytoj neišsipildys, aš tada susiparinu ir sakau, načio, ar tuos visus norus ir rašymą čia nesąmonė, čia neveikia. Tai va taip nėra, o turi labai kantriai tą rašyti, dirbti su tuo ir neužsiciklinti, kad kodėl va dabar jau neišsipildė, o turi parašyti ir tą paleisti. Bet aš irgi už tai, kad parašiai, paleidai, tiesiog pamiršai. Aš būna netgi tą lapą sudeginu, nežinau kaip tu, bet aš tai sudeginu. Na, arba kažkur užslėpiu ten ir... Jo, pas mane irgi kažkur tai ten paskui valiojasi, o paskui aš randu, paskaitau ir žiūriu ir jo. Wow, čia viskas išsipildė, viskas aš jį galiu išmesti, net nereikia nieko kažko paimti, perrašyti į kitą sąrašą. Gerai, ar buvo dar tokių norų, kurie keistai išsipildė? Bet tarkim, prisimink mano variantą su būtų. Ne, vat mes irgi turim dar apie tai papasakoti šiek tiek, kad kai rašysit norus, atsakingai tą darykit, nes visata išgirs ir gali pajokauti, na, mano praktikoje tai buvo, tavo praktikoje su žinomumu irgi taip pat yra. Taip, pačiai. Ar yra dar kažkokių istorijų, kur irgi tu patingėjai, galbūt, nes aš tai iš tikrųjų dėl tingėjimo. Aš ten tiek rašiau tų norų, va, sąrašas norų ir iki šiol galima būtų ištiesti ilgą sąrašiuką ir aš jau tą ranką skauda, žinai, nes viską rašom su rašiklio, ne, tapo, jau skauda tą ranką, kiek čia to galima ir aš tada parašiau, aš turiu butą Senamiesty. Ir man tada, čia kiek buvo metų, man gal kokių 16-17, na gal, na maksimum 18, ne, tai va 10 metų, 11 metų atgal, ne, ir aš užrašiau, aš turiu butą Vilniaus Senamiesty. Gerai, kad Vilniaus. Arba blogai, ne? Ir aš parašiau, prisiminiau, tada aš iš vis netikėjau, mes sėdėjom irgi su pusseserė, aš užrašiau ir mes tokius dar pasiekėm, nu, nes tai buvo tuometiniai man nereali kažkokia, na, iš fantastinių filmų. Aš jau žinojau, kokios kainos Vilniaus būtų, ne? Dar tuo metu jos buvo, kai labai stipriai sukilusios, nors man atrodo, čia bus dabar praktiškai tas pats. Na, tiesiog man kaip vaikui, paaugliui, nu, ten 18-19 vis tiek, koks ten tas mąstymas, ne, apie tavo tokį pirkimą, nekilnojamą turtą ir panašiai. Na ir aš užrašiau, kaip tada galvojau, nereali, čia visiškai nerealus noras, ne, aš iš mažo miestelio, ten tėvų atlyginimas nėra labai kažkoks grandiozinis ir taip toliau ir panašiai.
Ir viskas, aš pamiršau, mes su pusseserė 100 metų užmetėm tos lapukus, na ir neįdomu, ne, ten jinai sako, aprašyk, dar ten va čia duodam, mes ten kažką, ar žiūrėjom podcastą kažkokią, ar tai knygą, aš jau tiksliai neprisimenu, tai daugiau nei 10 metų atgal buvo, ne, ir aš tokia, tingiu aš čia rašyti tų nesąmonių, aš tai pasakiau, tų nesąmonių, aš tingiu rašyti, neįdomu. O jinai aprašė normaliai, jinai aprašė didelį namą, kad turiu ten... Pasisipildė. Pasisipildė ir taip, jie ten gyvena labai dideliam name Vilniuje, ne, ten, tikrai namas virš milijono kainuoja 100%, ne, daugiau ten bus visi du, nežinau kokios tos kainos, bet žodžiu, labai brangus, labai modernus, naujas namas, ne. O aš turiu tą būtą, apie kurį aš svajojau. Ir buvo taip, kad sėdėm pas notarą, ne jau paskutiniai dokumentai pasirašymai, čia gal 2 metai atgal buvo. Ir kažkaip ten paklausiau, tai kokiam čia rajone, ar kaip čia rašyti, žodžiu, aš net nežinojau, kad jisai. Ir jisai sako, tas savininkas, tai kad čia senamiestis. Ir aš tokia, o dieve. Tai išsipildė. Ir aš tada... Bet ne milijoną vertės, ne? Jo, ir aš tada tokia sėdžiu. Ir jie jau mane žiūri, žinai, tenai, tasai, pardavėjas, notaras, ten sekreto, visi čia. Ir aš tokia, blemba, Silvija. Ir aš tokia, galvoju, tokį telefoną man reikia paskambinti pusės. Žinai, bet mes gražiai pasirašėm, viską aš ten nupirkau. Ir kad tas būtas, senos statybos name, labai mažas, nežinau, kaip šita studija, tarkim, ten gal iki 30-100% kvadratų, ne 20 kažkeli. Na tai čia dabar, aš manau, kaip tavo rankinukų kambarys. Spinta. Feikinių. Nesvarbu, žinai. Ir aš tokia galvoju, oh my god, kodėl neaprašai tada patingėjai. Ir va taip išsipildė. Ir iš karto aš išėjau iš tenai, alio, ar žiūrėjau, man išsipildė. Taip, ir mes tada juokėmės, Silvija, kodėl neaprašai 4 kambarių pačiam centre, su vaizdu ten į katedrą, ne su asmeniniu, ten nežinau, virėjų, šefų, tvarkytoje, su visų, žinai, kompleksu ten ir panašiai, kad viskas modernu, su ten dizainerių geriausios kūrybos. Kas draudžia man tai parašyti? Niekas, svajok, rašyk, nedaryk. Taip. Bet va, iš to tingėjimo tokio dabar turi, ką turi, žinai, užrašai. Ne, bet viskas gerai, dabar bandau užtaisyti, taisyti dabar klaidas. Dabar reikia naujo sąrašo. Jau rašau, namo. Aš irgi dabar. Jo, namo. Tai va, ar pas tave buvo kažkokių tokių panašių dalykų kaip pas mane? Tai su tuo populiarumu turbūt toks keišiausias, kur truputį, pramazinau, kaip sakant. Pramazinau. Viskį pramazinau. Šutuka, tai čia nieko. Bet nieko, susitvarkysiu, viskas gerai. Bet apie tą susitvarkysiu, ne? Aš žinau, kad tu studijuoji psichologiją. Kelintam kursė esi? 2. Kaip tavo studijos ir ką gero ten išmokai ir kuo galėtum pasidalinti su mūsų žiūrovais? Tai kaip sakant, nenaujas man toks dalykas, ne ta psichologija, daug visokių tokių ir žinomų jau dalykų ten yra. Tai labai man patinka ir čia aš jau stojau, būdama kiek 40 metų, jau kaip sakant, sąmoninga, adekvati. Ne taip, kaip stojau, pavyzdžiui, į teisę 19 metų po mokyklos, kur nežinojau, ko aš iš vis noriu ir ten mane iš vis nusiuntė šeima. Ne mano ten norai buvo, todėl aš su tuo ir nedirbau, nes ten visiškai ne mano sritis. O čia aš jau, kaip sakant, sąmoningai atėjau į šitą, ko noriu, tai ir suprasti save, ir su savo problemom, traumom ir baimėm susitvarkyti ir padėti žmonėm keisti jų gyvenimus. Tai labai daug naudingos informacijos yra. Yra, aišku, dalykų, kurie man patinka, yra tokie dalykai kaip matematika, kurie man nepatinka ir kurie net ir mokykloje man nepatiko. Nes aš buvau pasirinkus humanitarinius, netikslinius mokslus su kalbom, todėl ir kalbu 4 kalbom, o matematika, ne mano sritis. Tai čia va tokie biški sunkumai. Bet pinigus gerai skaičiuoja. Moku skaičiuoti, moku. Kas liečia pinigus, tai moku. Gerai, tada iš tokių praktinių dalykų, tik
kai ir sakei, kad su heitu susiduria, ne? Ar pasinaudoji psichologiniam žiniom, ne, kurias gavai studijų metu, ne? Ar pasinaudoji savo realybėje jau dabar? Va, tarkim, kovodamas su heitu kažkaip, arba kai esi liūdna, tau tikrai, na, kiekvienai moteriai būna tokių dienų, ne, kai jaučiuosi ne taip gerai. Ką tada darai, kaip valdai savo emocijas? Ir aš tikrai žinau, kad tau, na, netgi galima būtų sakyti paprastai žodžiais, atlaikyti, ne, tą tokį spaudimą, kai tu gauni jį ir nuo žmonių, kurie nėra žymus, bet ir nuo tų, kurie yra žymus, ne, tikrai yra, žinau, įsivaizduoju, kokį tu spaudimą jauti, ne, kaip su tuo tvarkaisi ir ar darai ką nors, kokias nors praktikas. Tai iš pat pradžių, dar netgi kaip nebuvau populiari, labai reaguodavau į tai. Ir man vyras netgi ir sakė, sako, jeigu tu nori būti populiari, jis žinojo, kad aš noriu būti populiari, jisai irgi iš manęs juokėsi kažkada tai, kaip aš jam sakiau. Ne. Taip, kaip mes dar gyvenom Barcelonoje, aš jam sakiau, kad aš noriu būti populiari, aš noriu būti influencerė, blogerė ir ten ir taip toliau. Ir jisai žvengė iš manęs. Taip, o žinai, ką aš jam pasakiau? Nu, nepasakiau, pagalvojau. Ką? Nu, suka. Mes dar pažiūrėsim. O Dieve, rimtai. Aš tai pagalvojau. Ir ta prasme, jeigu žmogus man sako priešingai, jisai mane labai motyvuoja tuo. Ir aš tada tikrai užsibrėšiu savo tikslą ir aš tikrai tą pasieksiu. Ir žinai, kaip tau sako tavo žvis šeima. Artimiausias. Jo, dar jisai nebuvo mano vyras, bet vis tiek jau mes jau buvom kartu. Ir kaip tau sako tavo artima šeima ir kaip tavim netikė, ne, nu tau skaudu, ne? Bet tada tu galvoji, nu gerai. Tuoj aš jums, gerai. Va, tuoj čia bus. Taip, pas mane va, daug tokių dalykų buvo, kur per gyvenimą, sakykime, kur žmonės manim netikėjo. Ir aš užsibrėždavau tą tikslą ir aš tiesiog įrodydavau ir savo, ir kitiem, kad, nu, aš padarysiu. Žinai, yra tokia labai gera frazė, žmonės, kurie netiki tavim, galiausiai pasakoja, kurie su tavim susipažino ir kaip jie gerai tave pažįsta. Tai irgi va, tokia artimos tokios temos. Na, tai ir ką tu su tuo darė, ne? Kaip tu vat, kovoji su tom blogom emocijom, ne? Kol vat, pati pradžia, aišku, tu sakėjai, kreipdavai labai tą dėmesį, jo, o vėliau kaip tą pradirbai. Tai va, tai mano vyras ir sakė, jeigu tu nori būti populiari, tu turi susitvarkyti su heitu, jeigu tu nesusitvarkysi, nu, tau nieko nebus. Nu, tu nepatemsi. Ir žinok, po šitų žodžių kažkaip tai, man taip, žinai, va taip va nuėmė ir viskas. Ir paskui, kaip aš jau pradėjau populiarėti ir nuo pačių pirmų mane taip užkabino, taip motyvavo, nuo to pačio pirmo video, kai pradėjo, kaip aš ten įdėjau tą sąskaitą ir tą outfitą. Ir kaip jie pradėjo, ką tu čia dabar čia, gerai, jūs nori dar, nu gerai, duosiu dar. Supratai, koks kabliukas? Taip, davai, tada aš traukiu toliau kitus savo outfitus iš spintos ir darau tuos video. Ir viskas, ir taip užsisuko tas, ir kuo daugiau mane žmonės heitina, tuo labiau jie mane kelia, populiarume. Aišku, ir tuo labiau jie mane motyvuoja ir aš darysiu jiems priešingai. Tai aišku, būdavo visko, kad aš atsakydavau tuose komentaruose ir, sakykime, jų lygių, negražiai. O dabar aš stengiuosi atsakyti gražiai ir aš jiems tiesiog siunčiu meilę. Gerą energetiką, aš vat irgi už tai, kad visada taip, nes, pozityva. Nu, kam imt tą negatyvą, žinai, nu, vis tiek kartais būni ten blogos nuotaikos ar kažką, ir biški gali tą pasimt, bet paskui labai save greitai stabdai ir sakai, neimsiu šitų jūsų emocijų, šito negatyvo, siunti jiems meilę ir tada ir pati pasikrauni nuo to. Bet aš irgi visada sakau, kad negatyvas nėra tavo negatyvas, kol tu jo nepriėmei. Taip, kol į jį neatsakei, čia yra to žmogaus ir nekreipi dėmesio. Pas mane dar nėra tiek daug heito, bet kartais būna, pavyzdžiui, dėl mano ten akcento, ne, tu užstriksta žmonėm, kad ten ar tu ne lietuvė, ar tu ten aiktų ten kažkur, ne, ir panašiai. Tai va dėl to anksčiau kreipdavau labai dėmesio, o dabar, na, tiesiog jau aš kiek įmanoma, aš vis tiek skaitau lietuviškas knygas, ne, žiūriu lietuvių televiziją ir taip toliau ir panašiai, ir aš stengiuosi, bet aš niekaip, na, jau to greičiausiai nepakeisiu. Šiaip aš labai nejaučiu to, bet vat kiti jaučia. Ir, taip, bet svarbiausia, tu nebijai ir kažką darai, o kiti ir nedaro, ir tik tais ir moka, žinai, apkalbėti kitus. Jo.
Tada, vat, ar turi kažkokį patarimą, kaip kitiem, kaip žiūrovam, jeigu jie susiduria su tokiom, kaip čia galima būtų pavadinti patyčios, ne? Paprastas žodis, ne? Taip, ir žiūrėk, ne tik mokykloje, ir... Taip, o ir... Ir dangui, kaip sakant. Jo, Instagrame. Ar turi kažkokių patarimų, kaip valdyti nerimą, pavyzdžiui? Tai tos pačios meditacijos, savo minčių kontroliavimas, būti čia ir dabar ir nepasiduoti tom visom neigiamom emocijom ir apkalbom ir viskam. Ir tiesiog sakai savo, žiūrėdama prieš veidrodį, aš esu pati geriausia, pati gražiausia, pati protingiausia ir kas ten apie mane ką kalba, nu ką. Tai čia jų nuomonė. Aš to nepriimu ir viskas. Pas mane tiesą pamenu, viena buvo mano draugė, klientė, ne, su kuria mes irgi, va, taip, gal 2 metus gerus atgal, irgi bendravom ir va, iš tų frazių, va, tokių irgi patarimų įpročių, kuriuos aš pas tave klausiau, tai man patarė pabandyti papraktikuoti tokį dalyką, kai kas kart pamatai save veidrodį arba bet kur atvaizdą savo, tokia pagalvoji, arba netgi jeigu esi viena, gali tiesiog pasakyti, oho, kaip išgražėjais. Ir tokia visa. Oho, kaip išgražėjęs. Tai va, grįžtam prie tavo įpročių. Ar turi tokį kažkokį įprotį, kurį tu praktikuoji savo kasdienybėje, kuris tau padeda? Čia aš visada žiūriu veidrodį ir sakau, o Dieve, kokia aš faina. Bet ir pasikrauni tą moterišką energetiką. Kokia faina, ne? Ką dar darai? Oi, nežinau. Aš, pavyzdžiui, kiekvieną rytą klausau dėkingumo meditaciją. Ar tu kažką tokio darai? Tai šitą aš pati arba sakau, arba rašau. Arba ryte, arba vakare. Sakykime, ryte man patinka padaryti meditaciją prieš pradedant dieną. Tai dar, kad ir lovoje ten dar tokie, žinai, pribudus dar savo tose, žinai, ten bangose. Ir praklausai tą meditaciją, žinai, kokį 10 minučių. O paskui vakare man patinka arba užrašyti, arba bent jau pagalvoti 7 padėkas. Va, apie tai papasakok, nesu praktikavus, būtinai padarys. Ir kažkodėl būtent 7, aš daug kur tą girdėjus apie tas 7. Tai, sakykime, gali padėkoti savo 7 kartus už kažką tai, ne? Ką tu šiandien gero padarei pasauliui 7 kartus. Nu, ką gero, ne? Arba, sakykime, arba ir 7 kitiems žmonėms. Sakykime, aš labai dėkoju šiandien tau, ne, kad tu mane pakvietei į šitą podcastą ir čia viskas buvo taip fainai. Aš dėkoju šitam berniukui, ne, kad jis čia mums viską taip fainai padėjo, toks buvo draugiškas, toks viską. Labai dėkoju Maksimoje, ne tai pardavėjai, jinai taip fainiai, žinai, mane aptarnavo, ten viskas, ten kokiam tai, žinai, security, ten jisai taip dėkoju, jisai taip maloniai taip atsakė, kaip aš ten kažko paklausiau pas jį. Ir tiesiog tokius savo 7 dalykus surasti, nu tikrai easy. Jo, nėra sunku. Ir kažką tai. Tai, nu, čia labai gera praktika. Aš esu girdėjus panašią, va dabar prisiminiau, kaip tik irgi, kai ėjau kursus, bet ten daugiau kursai buvo apie santykius ir apie tai, kad moteris neretai pamiršta dėkoti vyram, ne? Ir mes tai priimam, kad tu vos net tu privalai, nors niekas niekam nieko neprivalo. Sinchronizacija, ne? Tai va dažnai mes moteris pamirštam dėkoti vyram. Tu esi santykiuose, aš nesu santykiuose, bet tai nereiškia, kad aš neturiu kam dėkoti iš vyro, ne? Ir aš save mokinau ir daug praktikavau, kad būtent išmokčiau to dėkingumo. Nes kartais mes tiesiog priimam viską taip, kaip yra ir kaip taip turi būti ir vos ne čia, už ką aš čia tau turiu dėkoti. Ir jeigu turit savo vyrą, ne, tai galite rašyti tokias praktikas dėkingumo vakare irgi,
7 arba aš rašydavau 10 dalykų, 10 punktų aš visada rašiau, už ką tu dėkoji kažkam iš vyriškos lyties. Tai jeigu turi savo vyrą, tai savo vyrą, jeigu turi sūnų, tai sūnui ir panašiai. Nors čia galima paimti abstrakčiai, bet kad tai būtų vyras, nes mes moteris dažnai, kaip ir minėjau, pamirštame tą daryti ir mums tai atrodo natūralu. O vyrai jaučiasi vyriškesni, ne, kai moteris nuoširdžiai dėkoja. Ir tam, kad tu išmoktum tą nuoširdžiai padėkoti, o ne tiesiog vas, čia, ačiū. Ok. Ne, vat, kad ta energetika būtų gera, ne, tai kiekvieną dieną surašom 10 tokių vat padėkų vyriškai lyčiai, arba jeigu turi, tai jeigu nori gerinti santykius su savo vyru, tai savo vyrui. Tai vat, aš prisimenu ir irgi rašiau, vat, ačiū tam vyrui, kuris parduotuvėje padėjo man nunešti mano daiktus, ne? Arba kuris mane praleido pro duris pirmą, man buvo labai malonu, faina. Arba jeigu aš esu salėje, ten pakėlė už mane svorį, ten kažkas sunkesnė. Ir nes realybė tai tipo vos ne, faina, dėkoju, o iš tikrųjų, kai tu tą prajautė, ne, ir prisipildai tos moteriškos energetikos ir aišku, siunti tą gerą energetiką tam žmogui. Tai labai puikiai praktika, ypač kas nori savo santykius pagerinti, tai galite pabandyti padėkoti raštu savo vyrui, pradėti taip, o vėliau jau tas ir realiame gyvenime, pagerins jūsų santykius 100%. O mano vyras labai mėgsta, kaip aš jam sakau. Give me money. Sakau irgi komplimentus ir irgi už ką aš ten jį myliu ir už ką aš jam dėkoju ir kažkokias tai mažas detalės. Ai, labai mėgsta. Jo, padovanoti kažką tai, parodyti, žinai, kad visgi tu jį myli ir nepamiršti ir... Vat kas liečia vyrus, ne, mes moteris pripratusios, tarkim, vat, tu pasakėjai apie komplimentus, čia šiek tiek į santykių pusę nueisim, ar tu žinai, kaip vyrų kalba sakyti vyrui komplimentą? Kokie komplimentai patinka tavo vyrui, ar tą esi pastebėjęs? Lietuviškų vyrų, tai žinai, kokie komplimentai. O ispanų? Turbūt ispanai, jo, jie tokie labiau rūpestingi. Jo. O ką jisai mėgsta? Jisai mėgsta irgi, kad aš pasakyčiau, kaip tu ten gražiai atrodai ir koks ten tu aplamai ir gražus, ir geras, ir ten, žinai, ten man tą padarai. Jam labai tas svarbu ir jeigu aš netgi kažkurį tai momentą pamirštu tą daryti, jisai man būtinai primena tą garsiai. Wow, na jo. Nepamiršta, priminti. Ne, jisai gal biškį taip susikaupsto, bet jisai paskui būtinai pasakys. Tai kaip ir reikia šeimose kalbėti ir išsakyti viskas, kas tau nepatinka. Tai jisai tikrai toks vyras, kuris jisai, gal taip, iš pradžių gal jisai taip pasakys, žinai, tokiais, kaip sakant, namiokais, ne? Bišvituką, ne, iš toli. Taip, žinai, taip iš toli, bet kaip aš blondinė gal ne visada suprantu, bet tada jisai tau pasakys jau tiesiai šviesiai. Gerai, ar jeigu tau tikrai buvo atveju, kaip ir kiekvienam, ne? Bet stresas kažkoks, ne? Kaip valdai stresą ir ar turi irgi iš savo universitete gautų žinių, ne? Tokių vat praktikų mūsų žiūrovam, ką daryti, jeigu čia ir dabar reikėtų nurimti. Tu man buvai sakęs, tikrai žinau vieną tokią patį. Tai vienas iš nuraminimo, tai kvėpavimas gilus, ne? Sakykime, ten yra, žinai, kvėpavimai tikrai padeda. 100%. Tikrai apsiramini. O tu turi omeny apie tą minčių keitimo. Taip. Tai taip, minčių keitimo, tai kas, viskas prasideda nuo mūsų minčių. Čia būna tada, kai užstrigus viena mintis. Va, tarkim, patinka kažkoks vyras arba vyrui moteris, ne, apie ją mąsto ištisai 24/7, tikrai būna toksik tie, tarkim, santykiai arba skyrybos. Ir kur tu galvoji apie žmogų 24/7. Vat kaip išimti tą iš galvos? Ar turi tokį patarimą? Tai čia jeigu tu turi omeny tą, ką aš tau sakiau apie tą gumytę, tai čia ją gali visur taikyti. Taip, kiekvienam. Kažką blogo galvoja, ir niekaip negali savęs sustabdyti ir vis tiek ten kažką kitą padarai ir vėl grįžti prie to pačio. Tai ką, sakykime, turi ten tą gumytę ant rankos ir tada, kaip tik pagalvoji kažką neįgiamo blogo, tu imi ir dedi gumytę ant kitos rankos.
perdėdė, ne? Taip. Ir vėl galvoji, vėl dedi, vėl galvoji, vėl dedi. Ir taip žaidži tada. Atsistojęs, ne? Taip, kol atsibos ir kol pradėsi save kontroliuoti. Savo mintis, nes kaip ir sakiau. Jo, arba irgi buvo viena praktika, irgi, man atrodo, iš tos pačios Blinovskos, kad, sakykime, 1 eurą, jeigu kažką blogo pagalvoji, tai dedi eurą. Kur? Ir, sakykime, paskui, kiek pagalvoji, sakykime, per nustatytą laiką, nesakykime, per kokią valandą. Ne? Kiek pagalvoji blogų minčių, vis už tą vieną mintį 1 eurą dedi ir paskui sudedi tą ir paskui tada arba kažkam atiduodi. Aukoja, ne? Jo, arba kažką ir kažkaip tu tada irgi, žinai, bandai save kontroliuoti, nes nukentėsi finansiškai. Gal jau gana, ne? Taip. Tai šitą irgi, tai tokia yra praktika. Tokia gera, ne? Taip. Ar yra dar kažkokių tada teigiamų praktikų, kur geriem dalykam? Ką nors dar, ar turi tokio? Ką darai, kur tave pakrauna pozityvų? Nu, tai žinai, visko gal mes šiandien neišduosim. Vat apie tą viską neišduosim. Visų praktikų ir visų čia, žinai, slaptų dalykėlių, tai aš irgi, žinai, planuoju organizuoti tą savo kursą. Tokį kaip ir, manau, tikrai nebrangų. Ir labai irgi norėčiau, kadangi žinau, kad mane daug paauglių seka, o paauglėm būtų labai faina įskiepyti, ne, tą visą kad pradėtų praktikuoti. Minčių galę ir tuos visus norus ir kad tu viską gali ir viskas priklauso nuo tavęs, tai labai būtų faina įskiepyti tokioms jaunoms, o ne tai, kaip aš, sakykime, pradėjau ten būdama, žinai, 30 kažkelių metų. Tai čia aš jaučiuosi per sena. tą pradėjus. Tai labai norėčiau, kad išgirstų mane tos jaunos merginos ir keistų savo gyvenimus. Aišku, ten irgi priklauso nuo jų aplinkos, nuo jų draugų, tėvų, mokytojų. Ne visur yra to tokio pozityvo daug. Tai labai norėčiau irgi tokius paleisti, kaip sakant, kursus. Kas tenai būtų? Šiek tiek užsimink mums, kad mes turėtumėm supratimą, ką mes ten rasim, kokią naudą tai suteiks kiekvienam. Ir ar tai tik moterim, ar tai ir vyram? Tai vyrai, tai žinai, vyrai tokiam blondinėm turbūt nelabai tiki. Daugiau žinoma bus moterys ir, sakykime, gal ir mano amžiaus ir tos jaunesnės. Labai faina būtų tos jaunesnės, aišku, ir vyresniem, jeigu nori keisti dar kažką gyvenime. Tai labai būtų faina, tai norėčiau irgi dalinti savo tą visą patirtim, kaip man viskas pildėsi, kaip aš irgi, žinai, ir sunkiai dirbau ir iki ko daėjau ir kad viskas įmanoma. Ir visokios praktikos, visokios irgi manifestacijos, meditacijos, afirmacijos. Tai trumpiau tariant, čia bus toks kaip paketas, ne tavo rekomendacijų, kaip rašyti norus, kaip medituoti, afirmacijos ir manifestacijos pačios. Ne? Bus toksai vienas bendras produktas apimantis viską kartu ir kažkiek, aš taip supratau, psichologinių dalykų. Jo, ir, sakykime, norėsiu įdėti tų psichologinių dalykų iš savo dabar tų esamų paskaitų. Irgi dalintis, nes ten irgi, pavyzdžiui, dabar yra toks labai įdomus dalykas socialinė psichologija. Tai ten irgi buvo ir apie visokias patyčias labai daug, ir apie visokius autoritetus, nuostatas, tai labai daug fainos informacijos ir aš ten sėdžiu toj pamokoje, toj paskaitoje. Kaip įdomu, ne? Taip, žinok, pirmų numerių jau ten, aišku, nuo 9 ryto ta būna visada paskaita, tai aš visada atsikeliu ir galvoju, ne, būtinai reikia keltis į šitą paskaitą, jau jokių čia ilgiau pamiegojimų. O būtinai jau čia yra mano mylimiausia ir ten tikrai labai daug yra naudingos informacijos. Tai labai norėčiau tuo dalintis ir kad, sakykime, tas kursas būtų, taip eitų iš vien, ir tokius palaikyti jas ir kad jos galėtų taip dažnai manęs paklausyti ir eiti. Tokia ne tai, kad ten mėnesio, mentorė, ne? Jo, ne tai, kad ten mėnesio laiko kursas, tu ten paklausai ir viskas, o tiesiog, kad jos eitų su manim ilgai. Gerai, nepaklausiau pas tave prieš tai dabar bus klausimas. Nepaklausiau, ar galima taip, ne? Ar norėtum padovanoti vienam iš žiūrovo, ne, kuris, tarkim, pakomentuos šitą video, tavo šitą kursą, ar galima būtų tai padaryti?
Tai būtinai, paskui, jeigu ką, jau kaip aš jau jį pradėsiu, tai tada aš tau ir per tave mes galėsime padovanoti. Jo, tai vienam, kuris pakomentuos čia apačioje šį video, mes kartu su Kristina padovanosim šitą jos produktą jums, dar susitarsim, bet tiesiog komentarus rašykit, norėčiau, ne? Norėčiau į mokymus, norėčiau į kursą. Ir nenorėčiau, o noriu. Nenorėčiau, tai čia tipo... Galimai, ne? Gal norėčiau, ne, čia aš konkrečiai. Noriu. Taip, konkrečiai. Va, supratot, iš karto, va, matot? Ne gal. Silvijos klaida, ne, norėčiau. Taip. Nu tai visą tą išgirdo, norėk, va, ir viskas, tai ir nori toliau, ir po metų tu tik ir norėsi. O, iš karto, noriu ir turiu, gaunu. Na, ir tada paskutinis klausimas tau. Ką palinkėtum mūsų žiūrovams, ne, jaunesniai kartai, kuri tikrai į tave žiūrės kaip į pavyzdingą moterį, kurie į tave žiūrės... Ne visi. Dauguma. Aš vis tiek už tai, už teigiamą energetiką. Matai, tu žiūri iš kitos pusės. Kiti žmonės mane mato iš savęs tu matai. Tai koks esi? Meilė akimis žiūrinčioje. Va tą tu tikrai žinai. Ir aš tave matau visiškai kitą asmenybę, tikrai ne tą, kuri yra Instagrame. Aš tave pažįstu kaip šiltą moterį, ne, kaip geros energetikos moterį. Ir aš tikiu tokiais dalykais, kad mes pritraukiam visada tokius žmonės, kokie esame, ne, mūsų energetikai. Tai vat, ir aš įsitikinus, kad ir čia bus žiūrovai daugiau tie, kurie bus pozityvūs, o ne norės negatyvūs. Keistis. Taip, norės keistis, ne, ir išgirs savo, čia bus, gaus savo naudingos informacijos, ne, susimastys, ims pavyzdį iš tavęs, iš manęs, ne, aš irgi esu kažkiek pasiekus, su geliku dar nevažinėjau. Viskas bus. Bet viskas bus, noriu. Tai vat, ką palinkėtum tai žiūrovam, kurie tave žiūri, galbūt jaunom merginom, jaunom moterim, kai sakai, kad pradėjai pati tik tais nuo 30, tai, na, galbūt jeigu tu vat, būtų man tai 18 metų merginai, nepalinkėjus dėl to būtų. Kažką tokio. Nu, tai ką palinkėčiau, atrasti gyvenime tą mygtuką, kurį paspaudus, ne, viskas pas jūs gyvenime šautų. Tai ko norite? Tai ko norit, nebijoti, norėti. Daugiau. Taip, jaustis tikrai, kad esat to vertas ir nevaržyti savęs, nes visata yra begalinė ir ten, kaip sakant, visiems visko užteks, bet mes patys save limituojam ir varžom. Uždarom į rėmus kažkokius. Taip, nes mes tiesiog jaučiamės neverti tam. O keisti tą ir viskas priklauso nuo mūsų minčių. Ką mes galvojam, tą mes ir turim. Tai ką mes galvojom vakar, mes neužilgo tą ir turėsim. Tai dar palinkėtum keisti mūsų mąstymą, ne? Tai čia nuo to viskas ir prasideda. Čia nereikia eiti pas psichologus ir psichoterapeutus, o viską gali pradėti tvarkyti nuo savęs ir nuo savo minčių. Tai va, pradėkit nuo tos gumytės. Nuo gumytės būtinai praktikuosiu, rytoj ateini į salę. Ir dar galit netgi patraukti tą gumytę, šauti, kad jums skaudėtų. Tada pas jūs ateis ženklas, kad bloga mintis skauda. Ai, na taip, nenoriu, kad skaudėtų, nebent. Taip. Ir tada pradėsiu kontroliuoti. Tai ką, ties šią vietą mes ir baigsim šią laidą. Buvo labai malonu, Kristina, su tavim pabendrauti. Ačiū, kad pakvietei. Kaip ir sakiau, toks šiltas bendravimas, labai jaukus bendravimas. Na ir ką, iki pasimatymo tolimesnėme bendravime ir būtinai dar pristatysime mūsų žiūrovam tavo produktą. Buvo labai malonu, ačiū tau ir iki. Iki.